Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šio įrašo tema – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvatos, apskaičiuojant pelno mokestį. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros viso pristatymo metu trumpinsim TEP sąvoka yra nurodyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo. Pristatymo metu trumpinsiu PMI 2 straipsnio 18 dalyje, pagal kurią TEP suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. MTEP tai sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima 3 veiklos sritis – fundamentinius mokslinius tyrimus, kurie apima eksperimentinius ir arba teorinius pažinimo darbus. Taikomuosius mokslinius tyrimus, kurie skiriami praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Ir eksperimentinę plėtrą, kuri suprantama kaip moksliniais tyrimais ir praktinė patirtimi grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus dalykus. Rekomendacinis TEP etapų klasifikacijos aprašas, detalizuojantis MTEP etapus, yra patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. birželio 6 dienos nutarime numeris 650. Šis aprašas nustato TEP etapus nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus. Įmonėms, kurios vykdo MTEP darbus, PMI numatytos šios lengvatos. MTEP darbų sąnaudų trigubas atskaitimas ir lengvatinio tarifo taikymas jau sukūrus kompiuterio programą ar išradimą, juos užpatentavus bei gaunant pajamas. MTEP darbų sąnaudų atskaitimo 3 kartus lengvata reglamentuota PMI 17 su žymele 1 straipsnyje. Iš MTEP veikloje jau sukurto intelektinio turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn uždirbus pajamas, iš tokios veiklos apskaičiuotai apmokestinamojo pelno dalį 2025 metais taikoma 6 procentų, nuo 2026 metų mokestinio laikotarpio 7 procentų pelno mokesčio tarifas, kaip tai reglamentuota PMI 5 straipsnio 7 iki 10 dalyse. Patirtas MTEP veiklos sąnaudas išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas galima atskaityti iš pajamų 3 kartus, jei atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto įprastinė vykdoma ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda. Taikant PMI 17 su žymele 1 straipsnyje numatytą lengvatą, MTEP darbų sąnaudos yra nekaupiamos, tai yra, jos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos. MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos iš pajamų atskaitomos PMI 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei ilgalaikis turtas yra skirtas naudoti ir naudojamas MTEP veikloje, gali būti taikomas sutrumpintas tokio ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis PMI 1 priedėlyje nurodytoms turto grupėms. Jeigu vienetas sąnaudas patyrė, atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, bet ir vykdant kitą įprastinę veiklą, tai MTEP darbų sąnaudomis laikoma tik ta sąnaudų dalis, kuri tenka MTEP darbams. Kokios konkrečios MTEP darbų sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams laikomos tinkamomis yra išdėstyta MTEP darbų sąnaudų sąraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 dienos nutarimu numeris 1183.
Skaidrėje yra detalizuotos šios MTEP darbų sąnaudos. Tai yra MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jų apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Komandiruočių MTEP darbams atlikti sąnaudos, sunaudotų žaliavų ir arba medžiagų kito trumpalaikio turto sąnaudos. Sąnaudos patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP darbais, pavyzdžiui, mokslinio pobūdžio konsultacinės paslaugas, įrengimų nuomos ir nuo MTEP darbų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir importo PVM sumos neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Specialūs reikalavimai yra nustatyti, kaip MTEP darbams vykdyti yra įsigyjami MTEP sudedamieji darbai iš kitos įmonės ar fizinio asmens. Tokios patirtos įsigijimo sąnaudos atskaitomos iš pajamų 3 kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai yra atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Ir jeigu vienetas įsigytus darbus toliau panaudos savo paties vykdomuose MTEP darbuose. Tai yra, toliau techniškai tobulins įsigytą produktą ar procesą. Tuo atveju, jeigu vienetas MTEP darbus perka iš kitų asmenų ir vėliau juos tik perparduoda kitiems asmenims, PMI 17 sužymėlė 1 straipsnio nuostatose įtvirtinta lengvata netaikoma. Minėtas nutarimas numeris 1183 įpareigoja MTEP lengvatą taikančius vienetus turėti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje prašyti atliekami MTEP darbai. MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiamas apibūdinimas, kuo pasireiškia vieneto vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga. Kokie metodai atliekant MTEP darbus yra taikomi, kokie MTEP darbų vykdymo rezultatai yra gauti, numatomi gauti, kaip tie rezultatai yra arba bus panaudojami vieneto veikloje, kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti ir panašiai. Minėto nutarimo 6 punkte reglamentuojama, kad MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams gautomis finansinės paramos lėšomis. Įmonė parengtos dokumentacijos mokesčio administratoriui neteikia. Mokesčio administratorius gali paprašyti pateikti šią dokumentaciją patikrinimo metu. Lietuvos vieneto ir nuolatinių buveinių pagal PMI 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apmokestinama taikant 6 procentų 2025 metais ir 7 procentų 2026 metais mokesčio tarifą, jeigu pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė. Ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas. Ir turtas yra kompiuterio programa saugoma pagal autorių teisės ar patentabilumo kriterijus, tokius kaip naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas, atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais. Apskaičiuojama apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis, kuri apmokestinama taikant 2025 metais 6 procentų, 2026 metais 7 procentų mokesčio tarifą pagal skaidrėje nurodytą formulę. Tai yra tinkamų finansuoti išlaidų suma dalijama iš visų išlaidų ir gauta suma dauginama iš pelno iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo.
Kokios konkrečios išlaidos yra laikomos tinkamomis, detalizuota 5 skaidrėje, pristatant PMI 17 sužymėlė 1 straipsnėje numatytos lengvatos taikymą. Įrašant į formulę tinkamas finansuoti išlaidas, jomis laikomos sąnaudos, patirtos DEP veikloje sukuriant turtą ir priskiriamos prie DEP darbų sąnaudų, kurios 3 kartus gali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus dėl susijusių asmenų veiklos patirtas sąnaudas ir DEP turto, tai yra PMI 5 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodyto turto įsigijimo išlaidas. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų finansuoti išlaidų suma padidinama 30%. Tačiau ši padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą. Į formulę įrašomos visos išlaidos. Tai yra tinkamos finansuoti išlaidos, MTEP darbų įsigijimo išlaidos ir kitos sąnaudos patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskiriamos prie leidžiamų atskaitimų ar ribojimų dydžių leidžiamų atskaitimų, įskaitant dėl susijusių asmenų veiklos patirtas sąnaudas, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas. Jeigu MTEP veikloje turtas kuriamas keletą mokestinių laikotarpių, tai visų išlaidų suma nustatoma susumuojant šių mokestinių laikotarpių visas sąnaudas, priskirtinas leidžiamiems ar ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams, tenkančias konkrečiai to turto MTEP veikloje sukūrimui, išskyrus bet kokias palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas. Į formulę įrašomas pelnas iš turto naudojimo, tai apmokestinamasis pelnas apskaičiuotas iš paties vieneto vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų, įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teisės. Atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitimus ir ribojimų dydžių leidžiamus atskaitimus, taikant bendras PMI 17 straipsnio nuostatas. Kadangi MTEP veikloje sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos yra 3 kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje, pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas, neamortizuojamas. Tai yra, iš šio turto naudojimo ar pardavimo uždirbtos pajamos nemažinamos nusidėvėjimo, amortizacijos sąnaudomis. Skaidrėje pateiktas pavyzdys. Įmonė 2024 ir 2025 metais vykdė mokslinius tyrimus ir sukūrė pagal autorių teisę saugojamą kompiuterinę programą. Autorių teisės į naujai sukurtą kompiuterinę programą suteiktos 2024 metų pabaigoje. Sukuriant kompiuterinę programą, įmonė 2024 ir 2025 metais patyrė 55 000 eurų sąnaudų. Šios sąnaudos 2024 ir 2025 metais atskaitomos iš pajamų 3 kartus, kaip numatyta PMI 17 sužymėlė 1 straipsnėje. Taip pat apskaičiuotos ilgalaikio turto, išskyrus pastatų, naudojamo MTEP veikloje kuriant šią kompiuterinę programą, nusidėvėjimo sąnaudos 18 000 eurų. MTEP veikloje sukurtos programos kūrimo visų sąnaudų suma sudarė 73 000 eurų. Pavyzdžio tęsinys. Apskaičiuojama į formulę įtraukiamų kompiuterinės programos tinkamų finansuoti išlaidų suma 55 000 eurų padidinama 30% ir tai sudaro 71 500 eurų. Įmonė pradėjusi platinti MTEP veikloje sukurtą kompiuterinę programą už 2025 metų mokestinį laikotarpį apskaičiavo 90 000 eurų apmokestinamąjį pelną iš kompiuterinės programos platinimo.
Apskaičiuojama 2025 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno dalis, kuri apmokestinama 6 procentų pelno mokesčio tarifu – 88 151 eurų. Likusi apmokestinamojo pelno dalis 2459 eurų yra apmokestinama taikant pagrindinį 16 procentų mokesčio tarifą. Šioje skaidrėje pateiktas PMI papildymas nauju 30 su žymele 3 straipsniu, kuris taikomas nuo 2026 m. sausio 1 dienos. Pagal minėtą straipsnį iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto mokamos stipendijos tyrėjams, kaip jie apibrėžiami mokslo ir studijų įstatyme, vykdantiems MTEP projektą. Taikant šias nuostatas turi būti sudaryta trišalė sutartis tarp vieneto, aukštosios mokyklos ar mokslinių tyrimų instituto, kurie įsteigti Europos ekonominės erdvės valstybėse ar užsienio valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir tyrėjo. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.